Tikrai įdomios, traukiančios rungtynės, daug įvykių, raudona kortelė, 11 metrų baudinys. Pabaiga turbūt ne tokia, kokios tikėjotės. Kaip apibendrintumėt rungtynės? Žinojom, kad tokios rungtynės bus, kad bus mažai futbolo, bus labai daug kovos, labai daug pirmų, antrų kamuolių, tai turbūt tą visi ir išvydo šitose rungtynėse. Iš futbolo pusės turbūt nebuvo labai kažko pademonstruota daug, bet žiūrovom galbūt patiko, nes kiekvienam aikštės metre vyko kažkokia tai kova dėl pirmo, antro kamuolio. Ir tos rungtynės buvo tokios iš šitos pusės gana gyvos. Apskritai taip, turėjom gana palankę situaciją išplėšti pergalę ir tuo metu manau, kad iki varžovų įvarčio turėjom tikrai gerus momentus užbaigti rungtynės anksčiau, nes keletą momentų tikrai atsidūrėm gerose padėtyse pelnyti įvartį, bet to nepavyko padaryti. O gale, tai varžovai tuo metu, kai liko 10, tai ir buvo tik tai turbūt vienintelis būdas, kaip jiems įmušti įvartį, tai po standartinės padėties. Tas ir įvyko paskutinę praktiškai minutę, po kampinio praleidom įvartį ir iš tikrųjų labai skausminga. Praeitą sezoną tai prieš Miniją po standartinės padėties paskutinę minutę pralaimėjom rungtynę, šiandien varžovai išlygino, tai skaudu, žinoma skaudu. Rezultatas turbūt galėjo būti ir geresnis, tačiau kaip žaidėjus motyvuosit, kad nenusimintų per daug? Rūbinį irgi kalbėjom, tai tikrai pagyriau visus už tą kovą, už tą energiją, už drąsą, už pastangas, kurias paliko aikštėje. Tai nei vienam čia nieko negali tam žaidėjui pasakyti, nes kovėsi kaip liūtai tikrai. Ir tas rezultatas, sakau, manau, kad neatspindi to, kas vyko rungtynėse, nes turėjom tas rungtynės tiesiog pabaigti anksčiau su tais sukurtais momentais ir tie žaidėjai, kur išėjo nuo suolo, tai praktiškai abudu atakuojantys žaidėjai ir atsidūrė prie tų momentų. Tai reiškia, su tais keitimais irgi buvo viskas pataikyta gana neblogai. Tai manau, kad čia ir yra pati geriausia motyvacija žaidėjams, kur kiekvieną dieną jie treniruojasi tikrai sunkiai ir gauna to šansų žaisti ir žaidžia gerai. Tai sakau, nėra per daug ko nusiminti. Aišku, netenkina tik tai tas rezultatas.